Bum, labas. Trumpas video iš manęs, jau seniai dariau tokį video, tokį. Bet jo, galiu papasakot, kad daug dirbau. Man atrodo, 2 savaitės jau nekėliau tokį video, tai jo, daug dirbau, daug visko dariau. Buvau iškeliavęs, buvau Švedijoje, nes turiu 1 savaitės atostogas, tai jau, aš jas jau išnaudojau. Prasideda nuo pirmadienio naujas projektas iki spalio 2, tai bus ką veikti, bet nesiskundžiu. Apie ką aš noriu šiandien pakalbėti. Kol aš buvau Švedijai, aš pagalvojau, kad visai fain yra užimti kuo daugiau vietos tavo ekrane. Galėčiau būti va čia, bet nenoriu aš būti čia, aš noriu būti va čia. Aš negirtas, nesijaukinkit, aš nei apsinešęs, nei girtas, aš tiesiog geros nuotaikos šiandien. Pailsėjęs aš esu. Man atrodo, labai yra svarbu keliauti ir pamatyti pasaulį. Ir pamatyti, kaip žmonės gyvena. Ir pamatyti, kas vyksta pasaulyje. Ir paaiškinsiu, kodėl. Duosiu pavyzdį. Aš šitokį pavyzdį sugalvojau, aš nežinau, ar jis yra geras, nežinau, ar jis yra logiškas. Gal aš čia durnybę kažkokią, durnystę gal kažkokią pasakysiu, bet pažiūrim. Jeigu aš gyvenčiau kaime ir nežinočiau, kas yra už mano kaimo ribų, tai aš galbūt net nelabai norėčiau sužinot, kas yra už mano kaimo ribų, nes čia man patinka kaime ir aš gal turėčiau kokį nusižiūrėjęs namą, kur norėčiau gyventi ir aš gyvenime sieksiu to namo. Ir tai yra faina, tai yra gerai, tai yra gražu. Bet staiga, jeigu aš išvažiuočiau iš savo kaimo, pavyzdžiui, čia į Vilnių, pamatyčiau, kad čia yra daug daugiau namų ir daug galbūt fainesnių namų negu ten pas mane kaime. Aš 100% garantuoju, pradėčiau norėti to namo Vilniui, o ne be kaime. Kur aš su šituo einu? Kad kuo daugiau pamatai, kuo daugiau keliauji, tuo daugiau tu nori. Ir tai nėra blogai, kad kuo daugiau tu nori, tai reiškia, kad kuo daugiau tu nori, tuo daugiau tu sieki. Supranti? Jeigu žmogus nekeliauja iš Lietuvos, čia yra jo visas pasaulis. Ir čia yra viskas gerai su tuo. Gyvens čia, viskas yra faina. Aš esu žmogus, kuriam patinka keliauti, aš esu žmogus, kuris nori pasiekti daug, aš esu žmogus, kuris nori jau per daug, negu aš tikrai per gyvenimą pasieksiu, nes nėra gyvenime tiek laiko, kad aš pasiekčiau to, ko aš noriu. Bet aš manau, kad keliauti yra labai svarbu, kad žinotum, kad yra daugiau pasirinkimų. Yra dalykų už mūsų sienų. Yra didesnių namų negu čia Lietuvoje yra. Jeigu tau rūpi, žinai, geresnių mašinų, yra jachtų, yra dar kažko, žinai, yra geresnių darbų. Čia aš neskau, kad, žinai, ten pinigai yra svarbiausia. Aš tiesiog skau kiekvienam, kas rūpi, kam, žinai. Tai turiu, jeigu tu nori keliauti, tai pamatytum kraštovaizdžius, didžiausius. Pavyzdžiui, man yra labai svarbu gamta. Ir aš pamačiau Švedijoje tokios gamtos, kur aš literaliai gavau tokias atostogas, žinai, per šitas 5 dienas, kur net nesitikėjau, kad aš turėsiu, žinai, per šiuos metus. Nes aš jau nuo metų pradžios norėjau tokių atostogų, kad, žinai, būtent uolos kažkur prie jūros ir tiesiog nei vieno žmogaus ir tenais egzistuot. Ir aš gavau, aš nesitikėjau, kad aš gausiu, bet aš gavau tokias atostogas, žinai, aš buvau ant uolos, aš tiesiog sėdėjau, gulėjau net ant uolos ir prie manęs buvo jūra ir man buvo tiesiog nuostabu. Ant kalno aš ten kažkur buvau užsilipęs. Tai bet žinai, sakau, kiekvienas nori skirtingų dalykų. Ir kuo daugiau tu pamatysi, tuo daugiau tu norėsi. Ir nebūtinai gal sustosi, žinai, savo karjeroj ten, kur sustoja žmonės dažniausiai, kai nežino, kad gali daugiau gauti. Aš logiškai kalbu ar nelabai? Nu, žinai, turiu, aš manau, kad internetas labai pašalina šitą dalyką, kad žmonės žino, kad yra daugiau. Šiais laikais žmonės tikrai žino, kad yra daugiau ir bando siekti daugiau ir bando gauti daugiau, nes internete visai ką pamatys ten, ką žmonės dirba, kokią gamtą mato, kokias jachtas turi, ten, žinai, kokius šunis augina, ten kokias fermas turi, nu, supranti, žinai. Yra dabar tikrai būdas nekeliaujant sužinot, ko yra pasaulyje ir ko gali siekti, ko gali norėti, bet kai keliauji, tu pamatai tai savom akim, tu pabendrauji su tai žmonėm ir tai staiga pasidaro labai tikra, nes per šitą ekraniuką, žinai,
čia faina, bet, tu nepajauti, pavyzdžiui, skonio to dalyko, tu nepajauti kvapo, tu nepajauti tekstūros pačios. Tu tiesiog matai, mane matai, bet tu, žinai, manęs nejauti. Aš akivaizdžius dalykus sakau, bet čia yra visiškai kitaip negu iš tikrųjų nuvažiuoti tenais ir pamatyti. Ir jo, aš manau tiesiog, kad tai yra labai svarbu nuvažiuoti ir pamatyti ir suprast, kad yra daugiau, gali siekti daugiau, gali bandyti gauti daugiau. Yra tų geresnių namų negu tam kaime tas namas, žinai. Yra fainesnių žmonių, jeigu tau žmonių reikia fainesnių, jeigu lietuviai atsibodo. Bet, žinai, jo, yra visko. Ir aš tikrai labai stipriai siūlau tiesiog pakeliauti ir pamatyti pasaulio, pabendrauti su kitais žmonėm, susipažinti su skirtingom kultūrom, susipažinti su miestais. Ir neskau, kad reikia važiuoti būtinai tas tokias labai išsivyščiusias šalis. Ar ten, žinai, kad ekonomiškai labai stiprios šalis. Nebūtina ten vien tik važiuoti. Manau, kad labai verta žinot, kaip ir žmonės gyvena tose, žinai, ne taip gerai išsivyščiusiose šalise. Ir, žinai, žiūrėt, kaip jie gyvena. Ir, tiesiog, kad pažint pasaulį yra gerai. Čia tas pats kaip perskaityti daug knygų, daug minčių naujų sužinai. Daug žodžių gal naujų irgi išmoksti. Ir jo, kuo daugiau žinosi, tuo geriau gyvensi. Kodėl? Nes žinosi, kas gali būti. Tu žinai, kas yra. Ir tu visai, kad žinosi, kas yra. Bet kai sužinai, kas gali būti tavo gyvenime ir kai sužinai, kas egzistuoja jau, tu gali patrupti statyti savo tą keliuką, žinai, iki to dalyko. Ir tikrai nereikia depresuoti, kad ten, oi, aš lietuvis, čia, žinai, gyvenu kažkokiam name, kaime. Čia nereikia liūdėti, gyvenimas toks, koks yra, jis yra žiauriai nuostabus, jis yra fainas. Tu įsivaizduok, tu gyveni ir, nežinau, aš turėjau tokį irgi kažkada čia tokią realizaciją, kažkaip atsikėliau anksti ryte ir supratau toks, aš gyvenu ir toks buvo, wow, žinai. Tai labiau pradėjau vertinti savo gyvenimą. Jo, nežinau, apie ką aš čia kalbu, bet man jau galva truputį skauda. Man galva skauda nuo savęs, tai kaip tu žiūri šitą video, gal net nedažiai iki pabaigos, tai visiškai suprantama. Ir šiaip, žinai, išvažiuoji ir pailsi. Aš labai pailsėjau Švedijai. Nesniai grįžau ir man labai dar ta gera energija, žinai, kūne. Tai Žodžiu, baigiu šitą video. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Ir jo, keliauk. Aš labai rekomenduoju keliauti. Ir, žinai, pagyvent gal kitur, jeigu nori. Visai, ką gali sugrįžti. Patiks kitoj šaly, sugrįši. Nepatiks, sugrįši irgi, žinai. Nutrauni, visais atvejais turėsit čia grįžti. Nebent, žinai, ten išvažiuoji jau visam ir kažkaip pasiseka ir ten lieki. Jeigu nori išvažiuoti. Bet taip ar taip grįši. Nėra ko prarasti. Tai važiuok. Viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjai ir aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.